Giedriui dar tik 10, tačiau mąsto jis visai nevaikiškai. Veikiau kaip ilgą gyvenimo kelią nužingsnevęs senolis. Net apie vis labiau jis maugiančią ligą berniukas kalba ramiai, be panikos. Tik mama nusisukusi ašarą braukia. Silpna kartais. Per daug prisilakstau. O ar sergi dažnai? Dažnai sergu. O kaip dažnai ligoninės tenka vežioti? Ant lašalinių, ant kalių, linatorių. Pavasarį arba rudenį guliu. Ir Kaune dažniausiai. Raseiniuose tai iš karto jau ar į klinikas. O ar gera tavo daktarė? Gera. Aš žinau, kad turi didelę bėdą, kad tau labai sunku pataikyti adatą į rankytę, taip? Taip. Ar labai tave kankina? Kenčiu, kad ir kankina. Jau išmokai kentėti? Jo, nuo pat kūdikystės. Ir visą laiką atsimeni, kai tau bado rankytės? Tevirda tos mylinės. Arba čia, čia jau pradėjo durt. Ir tai nepasitaikydavo. Šio ligonio būklė apie 3 metai laiko yra labai pablogėjus. Yra padažnėję ir pasunkėję ligos paūmėjimai. Jie maždaug kartojasi kas 2-3 mėnesiai. Stacionare vaiką tenka gydyti iki 21 dienos dažniausiai. Paūmėjimų metu kosulys, skrepliavimas jam išprovokuoja daugkartinį vėmimą. Todėl jis labai greit netenka skysčių. Labai sumažėja kalio kiekis kraujyje, krenta svoris per paūmėjimus, netgi 5 kg nukrenta. Dažniausiai tiek antibiotikai, tiek skysčiai yra lašinami per periferinių venų kateterius. Periferinė vena dažniausiai, aišku, renkamasi alkūninė vena, tačiau šiam pacientui nesant galimybių jau į ją įvesti, dėl dažnų įvedimų tiesiog uždegimai vyksta venos. Yra ieškoma ir plaštakose, ir pėdose, ir blauzdose tų venų. Kateteriai, periferiniai kateteriai jam išlaiko neilgiau parą laiko. Taigi vos ne kasdieną tenka vis iš naujo įvedinėti kateterius į periferinės venas. Dabar kaip būtų galima padėti šitam ligoniui, tiesiog nusprendėm, kad jam tikslinga būtų įvesti ilgalaikę intraveninę infuzinę porto sistemą, tai yra poodinė sistema. Jinai įvedama yra chirurgo pagalba. Vienas kateterio galas yra įvedamas į stambiąją veną, dažniausiai tai yra poraktikaulinė arba kakle esanti jungo vena. Kitas kateterio galas yra kišamas po oda ir sujungiamas su portu. Ir tiesiog, kad yra ta infuzinė sistema, galima suprasti tik čiuopiant per odą esantį guzelį. Vienas dalykas, iš karto labai palengvėja priežiūra. Tiek periferinėse, tiek centrinėse venose esantis tie išoriniai kateteriai reikalauja labai priežiūros dėl galimų infekcijų. Juos kasdieną reikia praplauti, kasdieną keisti tvarstukus aplink juos, bet vis tiek yra didelė tikimybė infekcijos. Be to labai dažnai gaunasi vietinės reakcijos, patinsta oda aplink kateterius, tampa skausminga, dažnai atsiranda išbėrimai aplink tuos kateterius. Tai va, o poodinė sistema jau tokios priežiūros nereikalauja. Ją sujungti ir praplauti galima 1 kartą per mėnesį, bet to jinai keičiama maždaug kas 2 metai. Tai tikrai palengvintų šito paciento gyvenimą ir skausmas sumažėtų, infekcijų tikimybė sumažėtų. Daktarė Vilija mūsų angelas sargas, sako Giedriaus mama. Prieš 7 metus būtent jį diagnozavo ligą, kai kiti medikai tik rankomis skėsčiojo ir kaskart vis naujų vaistų savo jie skyrė. Cistinė fibrozė. Pavadinimas, ko gero, daugeliu iš mūsų nelabai ką sakantis. Nors, kaip tikina gydytoja, ši genetinė liga gana paplitusi. Cistinė fibrozė lemiantis genas sukelia liaukų sekreto sutirštėjimą, todėl pagrinde nukenčia organai, kurie turi liaukinio audinio. Tai yra plaučiai, kasa, kepenys, žarnynas. Apatinių kvėpavimo takų
užsikimšimas tirštų sekretu sukelia blogą plaučių ventiliaciją, be to sąlygoja ankstyvą kvėpavimo takų užsisėjimą būtent šiai ligai būdingais mikrobais. Tai dažniausiai yra auksiniai stafilokokai, hemofilai ir pseudomonas. Per ligos paūmėjimus šios bakterijos, šie mikrobai labai pažeidžia plaučių audinį ir kiekvieno paūmėjimo metu tas plaučių pažeidimas didėja. Kasos latakėlių užsikimšimas tirštų sekretu lemia būtent nepakankamą pagrindinių virškinimo fermentų kiekį žarnyne, todėl praktiškai neįsisavinamos jokios maisto medžiagos. Gydytojas suskaičiavo, kad nuo 2002 lapkričio, kai Giedriui buvo diagnozuota mišri cistinės fibrozės forma, berniukas Kauno klinikose gulėjo 18 kartų. Vien Kaune. Kai paūmėjimai būdavo lengvesni, Giedrių gydydavo Raseinių medikai. Visada ligoninėje, nes jo būklę labai sunkina alerginės ligos. Praktiškai visi antibiotikai, geriamieji antibiotikai galintys veikti stafilokoką jam iššaukia alergiją. Intraveniniais antibiotikais, kuriuos skiriam stacionare, namuose gydyti negalima, tai yra rezervinis antibiotikas vankomicinas, jo geriamosios formos nėra. Žodžiu, turi iškart važiuoti pas jūs. Paskutiniu metu taip. Vasarį alergija nuo žiedų, nuo žiedadulkių, vasarį nuo vasaros. Nuo orus, kad jis priklauso. O jam užtenka viruso mažiausio ar sušalais, nuo ko prasideda? Ar jūs net nežinot, nuo ko tas? Nu, visko jam prasideda. Jis sušala, jis pervargsta. Taip jis neturi. Yra kažkokių produktų, ko tu negali valgyti, kad nebūtų tos alergijos? Jokių įsitrinsininių. Tai vieną te galiu vaisių, bananą. O visų kitų negali? Ne, Ir obuoliuko negali, ir kriaušės nieko? ne, negaliu. Visą beria tada. O uogas? Uogas irgi ne. O daržovės? Tai tik agurką galiu. Vieninti, tuos du galiu. Daugiau nieko. Nei šokolado, nei... Tik tai čiulpomis tai galiu. Ko labiausiai norisi? Obuolių, kriaušių. Norėtos. O tai jau taip kaip suaugęs protingas vyras moki susilaikyti ar pasislėpęs vis tiek kokį kasnį suvalgai, ar ne? Ne, nevalgau. Nes paskui iš karto išberi. Tai tau labai liūdna tada, taip? Labai liūdna. Galiu pasakyti, kad aš tiesiog žaviuosi šitą šeimyną, tik pagerėja ligonio būklė, jis iš karto šypsosi, yra patenkintas gyvenimu. Ligonio mama irgi labai greitai, ta prasme, kai yra blogai, tai tikrai matyti iš jų veido, kad yra blogai, bet tik pagerėja, mama irgi šypsosi. Kai jinai guli skyriuje su sūnum, jinai ne tik tuo savo sūnum pasirūpina, mes labai dažnai turime ir ligoniukų, kurie yra be tėvų. Mama pažiūri ir tuos vaikus be tėvų, ir žaisliuką kokį nuperka. Iš tikrųjų yra geri žmonės. Ligos remisija buvo ir tą dieną, kai mes lankėmės Giedriaus namuose. Laimingas berniukas draugė su broliais sukirto cepeliną. Už lango švietė saulė, o namai kvepėjo spirgučiais ir ką tik iškeptais sausainiais. Čia buvo gera ir jauku. Ir mums, pirmą kartą pro duris įžengusiems. Būna visko. Kaip sakiau, daktarams sakau, tos pačios akis verkės, tos pačios juokės. Gyvename čia ir dabar, sako Rasa. Nenorime prisiminti to, kas buvo vakar. Bijome galvoti apie tai, kas bus rytoj. Negali juk savęs kasdien klausti, kodėl Dievas visiems 3 sūnums atsiuntė negalią. Geriau džiaugtis šią dieną. Dar gana šilta, saulėta ir laiminga, kai visa šeima drauge.